Pasaulio lietuvių centras įkurtas 1987 metais Lemonte, buvusio vienuolyno pastate. Šiuo metu Pasaulio lietuvių centro patalpomis naudojasi daugiau nei 50 lietuviškų organizacijų ir įstaigų, kurias vienija bendra misija išlaikyti ir puoselėti lietuvybę. Jeigu lietuvis nori Čikagoje išlaikyti lietuvybę, burtis kartu su lietuviais, švęsti šventes, sportuoti ar eiti į mišias, čia, žinokit, visi suranda pagal savo poreikius kažkokią tai veiklą ir tuo pačiu išlaiko lietuvybę, jie bendrauja lietuviškai. Svarbu išlaikyti tą kalbą, tradicijas, papročius. Tai mes Pasaulio lietuvių centre tą ir galim daryti. Pasaulio lietuvių centras yra didžiausias Lietuvos diasporos kultūros, švietimo, socialinis ir dvasinis centras visame pasaulyje. Vietiniu dar vadinamas Mažąja Lietuva. Mes turim tokį pasakymą, kad Pasaulio lietuvių centras yra antri namai. Ir čia tikrai yra antri namai labai daug žmonių, kurie aukoja savo valandas, padeda su savanoriška veikla, lanko visas organizacijas, padeda jų organizacijoms augti. Tai tas yra įkvėpimas ir tu tada automatiškai pats užsikreti tuo ir pradedi tą daryti. Tai kaip sakiau, 12 metų tas Pasaulio lietuvių centras buvo mano antri namai ir manau, kad ir liks visam gyvenimui. Apsilankykite pas mus ir suprasite, ką mes čia turim. Čia tikrai yra brangakmenis, čia yra Mažoji Lietuva ir jausitės kaip namuose, tikrai. Išsaugosim tą kalbą, išsaugosim papročius, bet svajonė yra, kad daugiau ir daugiau lietuvių susiburtų, surastų čia savo namus, antrus namus. Už viso gyvenimo nuopelnus globalios Lietuvos apdovanojimas skiriamas Pasaulio lietuvių centrui.